Good morning, Vietnam! Sveiki gyvi, šitų ekranų gerbėjai. Su jumis kriminalinė, politinė diskusijų laida Nepasikrauk malkų. Varom pareisuot truputėlį šiandien. Turiu įtarimą, kad gali būti smagu. Tai sakau, pasimsiu kamerą. Čia dabar pusantros dienos jau važiuojant, tai tokie sandėliai va, kaip kad dabar parodysiu, net nieko absoliučiai įdomaus. Nėra net dėl ko kameros, tiesiog atvarai, pasikrauni varai. Tai va, varom vieną tokį sandėliuką parodysiu. Paskui turiu įtarimą, kad varysim į smagesnį, kur laukia linksmesni dalykai. Čia va visai netoli pasikrovimas. Miške. Ant plataus va žvirkelio bus miške, įlysim į mišką, bet plati vieta ir taip toliau. Super, kas liečia šitą dalyką. Greit per želio susimesim ir toliau minsim į Ukmergę. Tada žinau vieną tokį sandėlį, kur yra netoli Ukmergės, Jonavos. Įtariu, kad ten reikės važiuoti. Parodysiu, kokių būna iššūkių ir jums. Kol kas šią savaitę dainas kaip per sviestą. Kaip ir minėjau, keliai geri. Sandėliai kol kas kur papuolė irgi viskas okei. Be didelių problemų. Smagiai darbuojasi. Šaudo pirmyn atgal ir viskas. Opa. Čia jums irgi šitą kelią rodės, esu ir sandėlį rodės, žiemą, ne žiemą, čia gal rudenį, kai buvo pašalimas toks stipresnis, tekė važiuoti krautis, o dabar tai laukius grinai ant šito keliuko. Kai montuoju, paklausau, kad čia pas mane daug triukšmų būna, turbūt nelabai malonu žiūrėti, bet gal mikrofoną reikia pasikeis, kad nebūtų tokių pašalinių garsų, kažką tokio, nežinau. Bet, tarška kabinai vis tiek jau ne nauja mašina, prasitarškėjus, plius lyginė, tai viskas persiduoda. Į garsą. Tai viskas baigiam ir atvažiuoti. Kad atsargiai kertamas miškas. Miške labai daug, reikia gazą nusimesti. Žmonės nepyktų. Čia va medieną jau iš Šimalkų nemažai nuvežiau, daug kroviausi. 4 mašinas gal iš čia išgabenau. Tai va, taras čia visko yra. Mums reikia dabar šitų. Čia 3,6 man atrodo ilgis. Apsisukimas super sankryža kaip autostrada. Dėsim į viso atbulinio. Reik palauk, kol dulkės nusėda, nes paskui nieko nematau.
easy peasy ir apsisukom. Ką dabar reikia mums čia rastai šitą berželį susidėti. Jo, reikia šitą beržą susidėti. 3,6 ilgis, krausiu 3 eilėm. Ir viso, ką, jungiam siurblį, duodam gazo ir dirbam. Kaip matot, vietos daug, visko daug. Čia ir lengvykės pravažiuos, net ir didelę mašiną pralystų jaučiu. Pakankamai platu ir gerai čia. Gera vieta. Susidėjau. Karočių medžio tiek į 2 netilps. 3 po biškį. Tai reikia vesti 3 po biškį, kad nepalikti. Nes beržas čia va ant saulės ir grinai jau yra įtrūkusių. Jau reikia jį vežti kuo greičiau, kad kad jam šakės nebūtų, kad dar kokybiška mediena būtų. Va, 1, 2, 3 yra patrūkę. Anoj pusėje tai visi gražus, prie miško pusė. Galai visi dar gražus, o čia jau ant saulės skilinėja po truputį, tai va. Informuoju tada savo valdžią, kad tokia situacija. Tegu planuojasi darbus. Jo. Šiuo metu laiku su va tokia mediena beržais, ąžuolais, visokiais uosiais, rastais, tai problema labai trukinėja. Pušis mėlynuoja. Kai karšta, jeigu da palieta iš vis. Ką, baigiu ryštis ir varom iš čia. Karštis bilė koks 3,5. Čia vėjo dabar nėra. Pipėt, žinokit, kai sukaitau, kepurės neužsidėjau. Tai vienu žodžiu Šakių rajonas. Reik biškį atsivėsint, kondiškė dirba. Gal da biškį reik pamažinti vieną pasidaryti. Nes nafika. Nei vėjuko nieko, va taip, atokai tai tokia irgi nelabai malonu. Važiuojant rodo 3,1, 3,2. Vėl pro gyventojų
Šitus reikia ramiai pralėkti, kad nesibartų. Ką, judam į Ukmergę, tada žiūrėsim, ar į tą numanomą mano sandėlį važiuoti ar ne. Matysim. Neįsipildė mano prognozės. Laukia dar geresnis vojažas, varysim. Blemba, nežinau, ar spėsiu iki Makūnų, kaip čia prie pat Baltarusijos sienos. Krautis Malkykių į Kazlų Rūdą. Tai va. Irgi geras vojažas bus. Žiūrėsim, kaip tenai seksis. Blemba, kuro reiktų įsipult degalinę sustoti, nes ne kažką pasiplanuotų, jeigu jau taip. Ir viso. Kaunis prašops, o, kokį briedį užkėlė elnę ant stogo. Prasilėkiau su vėju, žinokit. Labai būt gavos čia. Apvažiuota Kauną, 6:30. Super. Atsipūtęs, o taip visą savaitę ir darbuojas. Ten kažkas buvo strygęs. Čia va dabar tik teismas didesnis Karvėmaloj. Taip tai čia, sakau, jau tai su vėju. Ką, welcome. Šviesoforai Jonavos kelio. Nu, gal įsibėgės. Turėtų. Blemba, kad visus tai prašokti į šventę. Žalius. Su lengvi kertai nervajimo, su krautų sunkvežimiu įsibėgėjai, jau pasieki kreiserinį greitį, važiuoja ir tik tai pyst kažkas iš šono išsuko, koks dviratis, jau reikia praleisti. Na, vienu žodžiu, šitie su reguliavimui tai ne kažką. Būtų, nežinau, kokia kita sistema, kad galėtum pasiplanuoti, nežinau, laiką mirksinti, matyti dar ką nors. Važiuoji, matai, kad jau viskas, atleidai akseleratorių ir riedi. Nereik sustoti nieko, pridėjai, pukšteliu važiuoji. Kas ten žiūrim, toliau matos. Gal tai šiandien šventė ir bus, kaip galvojat? Kol kas žaliuokė. Paraudonavo. Matau. Tai retarderį tą vadinamą ir riedė, kol žalia užsidega. Su tokia bandūra, kol iš vietos išsijudina krautis, tai nafik. Gerai gavosi, vėl gazuolio. Kol visi va šitie įsibėgės, tai ir aš. Na, ir aplenksiu gal. Ten prie vieno šviesoforo radarą pastatė 70 greitis radarą jį kalbė. Nežinau, kokiu tikslu. Aš galėtų, kiek čia gali važiuoti, bet net radarą reikia. Gal ten iš jų perėję yra, gal dėl ilgs labiau. Ką, ūkininkų judesys prasidėjo. Karštų kombainai laukus išvažiavo, tada buvo jau daug maskatuos traktorių. Blemba, da neina aplenk kaip tyčia iš priekio. Tokiais tarpais debilavotais važiuoja, kad nafik. Nei tada, nei sida. Nu ką, bandom imti.
va, turėčiau aplenkt spėti, viskas okei. Pavyko apšokti. Nebetoliau Ukmergėj įsikrausiu, pasižiūrėti maršrutus iki pasikrovimo. Bet turbūt nuvažiuosiu, pasikrausiu ir liksiu miegot, nes kažkokia šiknos skylė ten, makūnai. Visiškai kažkokia velniai žino kur, pačioj šiknoj ten Lietuvos. Nu į va, Ukmergė. Nedaug pasikrovęs, greitai įsimesiu. Iššausiu. Pažiūrėti reikia, nėra kokios eilės dar. Bendras mano iki 10. Tai va, kad konkrečiai tik nuvažiuoti ir pasikrauti. Į viso. Ir rytoj tada tęsiu vojažus į rytoj, kur į Kozlovudą, man atrodo, krausiu. Tenai važiuosiu. Tai va. Žiūrim. Kaip nieko nėra, eilės nieko nėra, nu įliuks. Sukam, pasisveriam, užsiregistruojam ir varom įsikraudinėti. Įsimečiau staigiai, kur bet reikia ant štabelio, kai įsikrauni padėti. Rasta tenai, kad, nu, vienu žodžiu, ten užpulsas numeris, o aš perrašiau viskas, kad matyt, šiuotojam padėjau ant šauslę ir nuriedėjo. Bumti. Čia perdanga, ta kaip sakyti, pagražimas kokį, kur yra kampuką ir sulankstė. Kūrime. Bet jau, nu, nepagavau, tai padėjau, paleidau, sukausi jau statyti, dėti į kraną atgal. Tik žiūriu, pareina. Eik tu, pekla, pysti yra. Dar reikia išvažiuoti gal į čia, į degalinę. To labiau, jeigu eilės nėra, nes reikia reglų ir kūro. Sustosim, kai įsipilsim. Leidžiausi kokiai kavos skanios pasimt, kad ir vakaras, bet tai nieko būtų. Fik dabar. Čia kaip ir nėra man pakeliui. Kiniminšainis ir kaukiai. Tai taip. Žiūrim. Ką turim? Šokam. Ar nėra jokių transporto priemonių? Ne, nėra. Galim lysti. Kas čia dabar? O, čia dar kažkas stovi. Gal čia kokie kirtėjai pilasi, blecha mucha. Kai susižais man ilgai. Sėčiau į 200 litrų, daugiau nesipila dažniausiai. Gal nubėgs greit šalį. Laukiam. O, žiūriu, mokamą aikštelę padarė. Prie Ukmergės sunkvežimio. Plačiai, žvyras. Kiek yra paslaugų. Mačiau, kažkoks kioskelis stovi. Ten tūlikas dušas, tai liuks. Visi, kiek čia man dabar? Taip. Negražu taip daryti, bet pamiršau. Sustojęs. Direction reikia pasirinkti. Lemba negali iškart į Google Maps įmesti. Dar kiek žiūrim, 102 kilometrai. 1,5 valandos grubiai, kiek čia turiu vairavimą. Tiek ir turiu. 1,5 valandos grubiai ir turiu. Tai ką, leidžiam tada. Čia autostrada turbūt iki Nemenčinės. Visio, čia dar kažkoks yra variantas. Molėtai. Čia jau bus vargo vakarienė. Per Molėtus tais keliais. Varom. Nemenčinės ten ir, man atrodo, visur 90 galėjai. Autostrada iki Maišiogalos ir Maišiagalos ir paskui
Nemenčinės biškai toks šūdinas kelias, ir paskui vėl ten nuo Nemenčinės iki Mankūnų tų 90. Pasiekiau Nemenčinę. Tai dieną traktoriai ant kelio, o vakare tie velniai dviratininkai. O jas. Važiuoju iš kokio poskio, ten stopai, jų greitis toks įdomus, tie jau nuolę sportininkai, kur mina. Blemba, greitis toks fix night krautas, tai iš vis ten čiut įsibėgėja aplenkti iš priekio mašinas, tai reikalai. Tai važiuoja, blemba, čiut ne vidurių juostas ir pabučiau klemšik noriu. Tai va. Važiuom, pažiūrėsim, kas Nemenčiniai gera. Man reikia link. Taip, per tiltą ir link kažkur anos pusės. Čia daug mašinami kraštai. Važiuojam, pasižiūrėsim, kas gero šitą miestelį. Senokai jau čia buvau. Pravažiavęs retai jau paskutinį metu šitą kraštą užsuku. Čia dabar savaitę kokią gerai pirkau, ne, pastaruoju nemažai laiko čia vat. Prieš atostogas viską aplink Kauną sukausi buvo darbų. Šitam gale senai bebuvęs. Taip, centriukas. Yra jaunimo. Da, jeigu gatves biškim sutvarkyti, tai iš vis pasaka būtų. Teisys, o centrinė aikštė kažkokia ten buvo. Veiksmas vyko, čia jau nieko. Ką, tiltelį reikia veikti. Šitą siaurą. Manęs nieko nėra, tai tos mašinėlės pralėks. Jo, čia šitas tiltas vienai mašinai. Nu va, prašokom. Kiek liko? 25 kilometrai. Da, biškį užmečiu akį žemėlapį. Tai šitam krašte nebuvęs, kur dabar važiuoju. Čia Buivydžiuose aš pasirodo buvęs varant link sienos Baltarusijos. Čia darysim čiut į viršų, ten, nu vieną žodžiu. Tenai. Nu ką, dar naujų vietovių Lietuvoje aplankysim. Iškviesti 24 šiltumos. Lengva dar šiandien jaučiu reikia pavažiuoti. Kiek laiko turėsiu, nes rytoj lauks manęs labai ilga diena. Skaityk, nuo čia iki Kazlų Rūdos važiuoti. Porą valandų, gal daugiau, tai va reikia dabar nuvažiuoti, paskui nuvarysiu, įsikrausiu. Visio, daugiau. Čia su tais parkingais važiuojant bus problem, man atrodo. Žinau tokių porą vietikių, kur galima sustoti, kažką susiorganizuosiu. Įlysiu kažkur. Blogiausiu atveju, ant kokio žvyrkelio sustosiu. Ne tokio judraus. Tai va. Jo. O kamičką mečių produktytą. Truputėlį. Audra ėjo turbūt. Ką leidžiam tada, iki prieš sąstelį jau kažkur reikės pasijungti, dabar reikia stebėti eismą. O, blemba, koks gražus peizažas aplink, tokie pušynai. Mes į Magūnus važiuojam, va kaip vadinas tiksliai, Magūnai. O liuks, labai čia gražu.
Nu, dar čia nevažiavęs tiksliai. Čia liuks. Bet jeigu pušynai, vadinas, čia bus smėlynai. Jeigu smėlynai, lietaus neseniai buvo, tai gal nebus išdegęs, smarkiai nebuksuosim. Tai va. Jo, bet labai gražus miškai ir gyrės čia. Jo, fainas keliukas, fainas. Nevažiavęs aš čia dar. Kiek čia liko, nedaug. 4 kilai iki nusukimo. Tai va, kažkur, kad pareina. Už Magūnų kažkur. Gerai, peliukas atšūtina. O, blemba, čia man krūtam irgi bus smagu. Tai šiam jaučiasi posūkiai. Jo. Magūnus pasiekėm. Nu, žiūrim, kas čia gero. Iki tikslo liko beveik 3 kilometrai. Toj pusė turėtų būti kažkur Belarusija. Čia toks kaimas Glūdumoje. O, galim apsižiūrėti, kaip čia kas atrodo. Taip ir atrodo, eilinis Lietuvos kaimas. Pakankamai tvarkingas. Kiemai gražus. Čia kažkokia statelė, kažkoks gal paminklas buvo sovietinis, nudaigotas lauk. Ačiū Dievui. Čia turbūt Lenkų daugiau gyvenamas, kad kryžių žiūrė yra nemažai. Ten kaip ir į mokyklą panašu. Toks va tas ir kaimus Magūnai. Baigiam atliekti. Čia už gale kaimo į dešinę kažkur suksim. Kolega mano jau buvo nuvažiavęs, sakė, kad viskas ok tenai. Tik tiek, kad jaksta jau blemba. Biškį greičiau susisukti ir pasikraut, kol dar ne visai sudėmėme, ne? Turėtų pavykti, manau. Malkykę susidėsim. Prienai, jo. O, Prienai. Čia pat. Pradė Prienai. Čia man reikia. Bus į kairę kažkokį keliuką suksim. Dar ryšys lietuviškas geras. Turėtų trakiai čia būti. Čia kokia graži sodyba. Liuks. Sakau, tvarkingi kaimeliai, miesteliai Lietuvoje daug maž. Kažkokia pleistra. Aišku, yra tokių pavienių kiemų, bet dauguma tai sutvarkyta ir gražu. Kažkur į kairę reikės nert. Ai va, bokštas. Jo, sakė, bus bokštas. Matysi, kolegos išvažinėti turėtų būti. Jeigu ką, pasiskambinsi. Va. Čia nužiūrim miškovežiui sukinėti ar ne. Jo, dar reikia susiblokuoti ratus. Kaip ir čia. Jo. Jo, važiuoti miškovežio. Įkalnė tai tokia kaip ir smėliuko biškį. Sausa. Jo, čia po lietaus turbūt nelabai būtų. Toks įdomus gruntas. Ai va, matau, ten štabelis. Kas štabelis? Nu, važiuoju vėžiam. Oi, blemba, kiek dulkių nuo tų. Bet nuo to smėlio ant žemės.
žemių tų. Tokio smulkaus, įkyraus. Bet būklė pakankamai dar gera. Aišku, čia jeigu palytų būtų vamzdėts. Įdomu, kiek čia tų kubų. Medienos. Žiūrėsim. Opa! Ne, kol kas kaip ir viskas okei. Kai šlapia būtų bėdų, bet dabar tai čia puikiai turėčiau sakyti. Turėsim dar kažkiek laiko gal, nežinau, važiuoti, norėčiau dar iki 9 bent jau pavažiuoti, nes rytoj reikės iki Nemenčinės net nuvažiuoti, ten yra kur sustoti, nes rytoj man reikės laiko, nemažai man atrodo. Taip, žiūrim. Taip, čia šitą medieną, kurią man čia krautis. Gadėjusi, čia nieko doro labai nėra. Ai, čia palei javus tuo sakelį mestis, link šakų atbūs ir va, tos malkos mano. Ja, čia. Paduosim vieną pusę. Čia viržės, čia šakos, atgal tiesiai atsistumsi viskas. Čia jo, dabar kaip ir viskas okei. Bliam, įkrito ratas, ten iš kažkokios šakos užkliuvo, bet perlipau. Svarbu ūkininkui į javus neįvažiuot, o daugiau tai čia viskas okei. Nu va, apsisukom. Nukrausiu dabar čia va šito štabelio, gal šitą pusę reikia, bet suirinta, ištraukta tai gaidiškai. Jau matau blemba. A, taip. Nenoriu, eina nafik atsiversta, nelygiai, negražiai. Oi, tai bus vargo. Vėl koks vietinis traktoriukas pasamdytas traukia. Tai po tokių ir būna problemų, paskui susidėję kaip nori, jie nemata, nepavyksta, ar operatoriai biški nekvalifikuoti ir būna tada va tokių va nesąmonių muziejus. Nesu ten super duper krovikas, bet, pavyzdžiui, kaip įsivaizduoju, maži grėbtuvai tų medvežių. Tai žymiai ten po kelis pagaliukus įma gali neskubėdama sudėti gražiai. Lengviau pasiema ir taip toliau. Tai va. Nu, bet yra kaip yra. Visio, einam krautis, kol ne visai nesutemo.
Visio. Galim judėti po biškį iš čia. Varau iki pagrindinio kelio. Ten turbūt prisirišiu. Ir tada žiūrėsim, ką čia toliau veikti. Kiek čia dar turiu tų visų vairavimų. Dar biškį yra, man atrodo. Tai va, bandom tada iš čia judėti, ne, chebra? Ja, einu savo. Jau ten pradėti, bet spėjau dar susidėti viską. Ką, judam iš lėta lauk. Čia kaip ir viskas okei turėtų būti, manau. Ką, įsiraičiau. Dabar jau žiūrėti. Arba kem 5 minutės turiu, arba... Ką čia man rašo? Kad aš dar visos dienos, šios savaitės. Blemba, kybo, nebegaliu važiuoti. Ką čia nesąmonės rodo, reikia 9 tai padaryti. Bet tik, kad aš 8 valandą ten beveik pradėjau darbą. Kaip taip gali būti? Nu, sustosim, atsispausinsiu čekį. Negi perdirbau kažkiek laiko. Tai būtų pipiec. Į kokioj stotelėj tada stot, nakvot. O tai tau susišikau reikalus jaučiu. Ką dabar daryt, Jo, jau čia į kaimą stot, spausint čekį. Žiūrėt, kad aš čia pradėjau darbą. Kad aš vėlai pradėjau. Nu čia va, sustosim kaimukį stotelį. Pasižiūrėsiu. Undžionis. Gal daug neperdirbau, bet tai blemba, aš tai įsitikinęs esu, kad turėjau iš to laiko bendro. Į kokią stotelę rasti ir stot, žiūrėti. Ką žiūrim. Dirb pradėjau 4:25, tai 7:25 vietiniu laiku. O dirb baigiau 7:34. Tai va, perdirbau 9 minutės, nu nesušaudys dėl to, bet kaip aš čia taip apsišoviau. 9 minutės nepasižiūrėjau, nafik, jau man ten niekur nereikėjo į sandėlę važiuoti, reikėjo stoti ir miegot sandėlį. Žioplys. Nu ir kaip ir, dabar miegosim tai iš visų periniai vietai. Vidury kaimo, stoteliai. Kaimas gerai, kad ramus tik tai. Blemba, dėl 9 minučių, kurias perdirbau aš tai, nu nafik, ne, hebra, kažkokį nesąmonį muziejų padariau čia šiandien. Oi, nu ir kaip ir. Nieko nepakeisi, reikia ilsėtis tada, kada aš čia galiu judėti, nu vienu žodžiu. Apsiskaičiavau laikus, šūdas. Einu užsipildysiu popierius, iki galo susivesiu dienos visus niuansus ir eisiu ilsėtis tada jau, jeigu jau taip, mane. Per tą skubėjimą tipyrą, nepažiūrėjau kiek laiko buvo, kai sustojau krautis, kiek čia turiu. Buvau stikinęs, kad daugiau. Galvojau, dar kokią valandžiukę pavažiuosiu. Va taip. Nu, tokia diena, vis sėkminga ar nesėkminga, šiaip kas liečia darbą, tai viskas okei. Va, tas rastas nurėdėjo, sulenkė kampuką tos mano apdailos, neapdailos, kaip sakyt, apsaugos. Einu, parodysiu. Va šito, šitos kranštynas palinko, bet šį atkelsiu su kranu, gal ir virvė, čiuk, aukštyną šį atkelsiu, šitą išsitiesins lengvai. Gražiai atrodo. Padėjau ant štabilio, kai iškrauni, reikia taip skersai padėti pagalį su užrašais.
tai padėjau, sukuosi atgal, žiūriu, žemyn tarp mašinos ir rąsto ir įkrita, iš šitą atsimušęs. Galvojau, kad visus atbojnikus man nuneš, bet nieko, ačiū Dievui, nekliuvo.